Daugelis žmonių žino, kad atmosferos slėgis yra labai svarbus veiksnys, darantis didelę įtaką žvejybai net ir šaltą žiemą. Tačiau nedaugelis žino, kad vėjas taip pat yra labai svarbus veiksnys, darantis didelę įtaką žvejybai. Jei žinote, kokią įtaką daro šie veiksniai, galite nuspėti, koks šiandien bus laimikis. Kartais net patyrę žvejai negali nustatyti, kodėl nėra kibimo, nors užmestas didelis kiekis jauko, vieta kimbinga. Tai galima paaiškinti tuo, kad gamtiniai veiksniai labai veikia žuvų elgesį vandenyje. Vienu iš svarbiausių veiksnių galima laikyti vėjo srovės greitį ir kryptį. Žvejams įprasta taisyklė, kad jei vėjas smarkiai sustiprėja arba keičia kryptį, žuvis paprastai patiria stiprų slėgio kritimą ir tampa daug mažiau aktyvi. Ji tarsi atsigula ant upės dugno atsigauti ir laukti, kol rimti pokyčiai praeis. Vėjas pučia palei upės tėkmę, tarsi varo ją aukštyn, žvejoti čia taip pat nėra prasmės, nes žuvys taip pat nustoja būti itin aktyvios. Jei vėjas pučia iš rytų, tai, žinoma, be žuvies. Šis teiginys tinka ne visoms kryptims, kiekvienoje bus skirtingai, bet vis dėlto prieš vykstant žvejoti patariame patikrinti vėjo kryptį. Gamta dažnai mums duoda užuominų, pavyzdžiui, augintinis gali pajusti, kaip keičiasi oras, kokios nors bėdos, pavyzdžiui, žemės drebėjimo antplūdį. Žvejai taip pat gali išmokti nuspėti, tai reikia išmokti skaityti, kaip oro sąlygos veikia žuvų aktyvumą. Ar pastebėjote kibimo priklausomybę nuo oro sąlygų? Pasidalykite komentaruose.